Ignas Šeinius yra pasakęs, kas kuria, stumia žemę pirmyn. Kūrėjai augina pasaulį, taip galima perfrazuoti rašytojo mintį. Parašytas scenarijus tarsi sėkla, iš kurios užauga išliekamą vertę turintis kūrinys. Scenarijus tai palikimo pamatas. Šiais metais tarp 5 geriausių scenarijaus autorių girdime filmo Renovacija siužeto liniją sukūrusios Gabrielės Urbonaitės vardą. Aš norėjau kalbėti apie kritinį momentą žmogaus gyvenime, kai sustoji ir pagalvoji, ar tikrai gyvenu taip, kaip noriu gyventi. Personažus vystyti man labai padėjo darbas su aktoriais, skirtingų scenarijaus versijų skaitimas. Ir manau, kad jie tikrai, jų indėlis labai praturtino personažus ir padarė juos dar įvairesnius ir daugiasluoksnius. Jei suėjo traumą, nusipirko butą, viskas logiška? Šiaip tai tau irgi traumta visais. Ačiū labai, kad priminėjai. Saulė Bliuvaitė, rašydama scenarijų filmui Kinų jūra, jautė, kaip keičiasi jos pačios vertinimo skalė, kad neina žmogui klijuoti tik vieną etiketę. Tai buvo didelis iššūkis, nes filmas paremtas tikro kovotojo Remigijaus Markevičiaus istorija. Gal ne istorija, bet labiau jo gyvenimo fragmentais, bet vis tiek tai yra daug ir išgalvotų elementų turintis scenarijus. Buvo sudėtinga dirbti su tiek daug skirtingų požiūrio kampų į tą patį žmogų. Kaip parodyti žmogų, kaip su juo empatizuotis, jo nepateisinant jo veiksmų. Nuoširdžiai prašau, atleisk man. Aš nenorėjau tavęs užgauti, prisiekiu. Vaidybinis filmas Siena yra 5. ilgo metro filmas, kuriam scenarijų parašė Ignas Jonynas. Visa idėja pirminė buvo gimusi per pandemiją. Ne veltui filmas vadinasi Siena. Ir tada man gimė mintis pradėti apie tai kalbėti, bet ne tiesiogiai apie pandemiją, o apie ką reiškia būti uždarytų viduje. Ir po truputį tada tas sienų motyvas plėtėsi iki valstybės sienos. Aš daug turėjau skaityti daug medžiagos, kas tuo metu buvo spaudoje. Bet dar įdomiau buvo girdėti tikrus, autentiškus pasakojimus. Seki paskui iki garažo pabaigos. Koordinatas buvo neteisingas. Apie ką tu? Apie krovinį! Filmo svečias scenarijų rašė vienas kitą gerai pažįstantys Vytautas Katkus ir Marija Kaptaradzė. Iškart buvo sutarta, kad personažus įkūnys ne vien profesionalai. Tiek rašant su Marija galvojom, tiek darant castingą su Ugne Šiaučiūnaite irgi galvojom, atrodo, kokie personažai galėtų, kaip parašytus personažus dar labiau sustiprinti ir atrodo, arba ką jie galėtų įnešti į tą atrodo. Ir galvojom, gal gali būti kažkokie realūs žmonės, kurie galėtų kažką iš savęs įnešti. Truputį pabūsiu. Gamta? Kodėl? Kažkaip. Visai čia faina. Karolis Kaupinis, turintis televizinės patirties, nekartą iš kolegų buvo girdėjęs apie 91 sausio įvykius ir žurnalistų bado akciją. Tai ir tapo filmo Badautojų namelis scenarijaus ašimi. Bado akcijos ir ten, kas vyko tame vagonėlį ir kas tai per žmonės, nežino dauguma žmonių ir tai yra tokia tamsi erdvė žinose aplinkybėse, kurią galima užsipildyti fikciją. Ir tada, jeigu jau tu kuri fikcinį pasaulį nuo pradžių, tai tada ir viskas, kas ten, nežinau, rodoma per televiziją, irgi turi būti fikcinis pasaulis, tengiantis nemaišyti tų dviejų realybių. Mes čia dėl jūsų. Gal mūsų? Šiandien jie televizijoje ir rytoj pas jūs namie. Jeigu mes televizijos neatstovėsim.